Siekiant imtis efektyvesnių priemonių kovojant su nedarbu, vyriausybė Lietuvos darbo biržoje surengė pasitarimą. Jo darbotvarkėje aptartos priemonės, kurios leistų didinti socialinės paramos veiksmingumą, svarstyta socialinio draudimo ir pensijų sistemos reforma, socialinė ir užimtumo politika bei šią politiką įgyvendinančių įstaigų pertvarka. Statistikos departamentui paskelbus duomenis apie trečiąjį šių metų ketvirtį paspartėjusi bendrojo vidaus produkto augimą, kuris palyginti su 2009 metų trečiuoju ketvirčiu siekia 6,7%, tokie duomenys visgi nekeičia šių ir kitų metų mokestinių pajamų perspektyvos ir fiskalinio deficito mažinimo užduočių. Seimo pirmininkė Irena Degutienė išreiškė viltį, kad sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidę konstituciją parlamentarai Aleksandras Sacharukas ir Linas Karalius patys atsisakys Seimo narių mandatų. Ta patį sprendimą prasižengusiems Seimo nariams po frakcijos posėdžio siūlo ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Neparengus bibliotekų plėtros strategijos, jų renovacijai ir modernizavimui skiriamos lėšos gali neduoti laukiamos naudos, teigia valstybės kontrolė paskelbusi valstybės audito išvadas dėl šalies biblioteko modernizavimo. Iki šiol renovacijai skirta 175 milijonai litų, tačiau atlikta vos trečdalis numatytų darbų, rašoma valstybės kontrolės pranešime. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis spalį buvo -26. Palyginti su rugsėjo mėnesiu, gyventojai blogiau vertino šalies ekonominės padėties ir namų ūkio finansinės padėties perspektyvas, tačiau mažiau jų prognozavo bedarbių skaičių augimą, be to padaugėjo gyventojų besitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius metus.